Taip, tada sugrįžtu aš į skaidres. Mhm. Išsijungti galit garsą ir pradėsime. Taigi, šiandien mano mėgstamiausia tema tikslai, svajonės paversk realybę. Kaip ne kaip, be tikslų mes nepajudėsim iš vietos. Kaip pavyzdys, įsivaizduokim, jeigu mes, tuoj mes paeisim gal į priekį, jeigu mes, kalbant apie sėkmę versle, pirmiausia svarbu turėti tikslą. Tai įsivaizduokim pirmiausia, jeigu mums užriša akis ir duoda strėlę su lanku ir liepia pataikyti į taikinį. Aišku, sakysit, kaip tai šitaip gali būt, nieko nepataikysiu ir net nepataikintumėm. Tuoj. Noriu, kad tas išsijungtų ir neišsijungia. Tai tas pats ir su tikslais. Jeigu mes neturim jo užsibrėžto, tai kaip galvojate, kaip galit tikėtis, kad gyvenimas pasikeis? Jeigu mes neturim tos vizijos, to tikslo, kaip mes tą gyvenimą pakeisim, tai jis ir nesikeis. Taigi, kaip suformuluoti teisingai tikslus? Tai pirmiausia būtų atsiribojimas nuo resursų, kuriuos mes šiai dienai turime. Ką tai reiškia? Dažnai mes, kai galvojam apie tikslą, kokį norim ar nesusikurti, mes visą laiką galvojam, kad ne, aš neturiu tiek pinigų, neturėsiu tiek pinigų, aš tikrai tokio tikslo nepasieksiu, nes aš neturiu pinigų, neturiu finansų tam tikslui pasiekti, resursų tam tikslui pasiekti. Tai atsiribojam nuo tų resursų, geriau tada pagalvokim, kad aš turiu sąskaitoje tiek tai pinigų, kiek ten mums reikia, ar ne? Ir dabar įsivaizduojant, kad mes turim sąskaitoje pinigų, mums lengviau bus tuos tikslus kurti, tas svajonės ir tuos tikslus rašyti. Taigi, nesiekim tikslų su dabartimi. Toliau, tavo tikslai turi būti dideli. Tokie, kad pakeistų tavo gyvenimą ir tave motyvuotų veikti. Jeigu mes užsibrėšim tikslą tokį, kuris, ryt po ryt ar po savaitės bus pasiektas, tokį mažą, ar ne, tai jisai bus mums per mažas ir per lengvas, mūsų nemotyvuos jo siekti. Tas didysis mūsų tikslas turi būti didelis. Aišku, mes šalia to mes rašysim, kad ten noriu to, svajonės mūsų, ką noriu įsigyti, čia yra maži mūsų tokie tikslai ir svajonės, bet tas pats svarbiausias tikslas turi būti didelis. Ne ryt, ne po ryt, ne po mėnesio, ne po metų pasiekiamas, jis turi būti didelis. Tikslus rašome esamuoju laiku. Sakykime, ten nusipirkti namą. Nerašysim nusipirkti namą. Aš nusiperku namą. Ir iš karto galite parašyti, koks tas namas. Arba bent piešti savo vizijose. Ir taip pat ir su kitais tikslais. Nepamirštam, kad būtent esamuoju laiku. Ir turi turėti aiškų terminą. Tai yra kada. Kada? Jeigu mano tikslas tas didelis bus, tai aišku, aš jam duosiu daugiau laiko. Tai reiškia, kad duosiu laiko dirbti su šita kompanija, kad pasiekti tokį bonusą, kurio man reikia. Tai pirmiausia, nusimatom, kuriame aš noriu būti laiptelėje, kokį noriu pasiekti bonusą, kad man užtektų tam tikslui įgyvendinti. Ir tuomet aš matysiu terminą, maždaug nusimatysiu, kada aš pasieksiu tą tikslą. Kažkada ir aš taip galvojau, kad kam čia tuos tikslus rašyti ir tikrai nerašiau, dar kai su ana kompanija dirbau, galvoju, turėsiu minty tą tikslą vieną ar kitą, trečią, ten tie tikslai būdavo, kad ir pasikeičia ir dabar noriu to, dabar to, plaukiojančiai, tai buvo galvoj tie tikslai.
Tai taip ir plaukioja žmonės, kada va taip galvoja, kad ai, aš nerašysiu, kam čia reikia rašyti. Izabelė neįeina. Nežinau, ar čia man admit reikia dabar vėl padaryti. Pasižiūrėsiu aš greitai. Man tai nieko nerašo. Aha, reikia. Aš vėlgi pasižiūrėsiu irgi, kur tenais tas admit, kad nereikėtų daryti. Nes turi nusiimt kažkur tai. Taigi, aiškus terminas. Ir kai aš irgi sakau, nerašiau, galvojau, kad čia tuščias reikalas, bet kai nuolat girdėdavau iš savo mokytojų, sponsorių, aišku, ir skaitom knygas, ir iš kitur mes klausom, iš tinklinio marketingo atstovų ir gurų, apie tai, kaip tai yra svarbu rašyti tikslus ir dar juos skaityti kas rytą, kas vakarą, tai ir kaip tai pakeitė jų gyvenimus, tai tada pradedi galvoti, kad, turi tą pats daryti. Ir su šita kompanija, kai pradėjau dirbti, prieš dar šitą kompaniją pas mane buvo pasirašyti tikslai ir iš tiesų tai veikia. Aišku, aš dar neskaitau kas rytą, kas vakarą. Reikėtų, kaip aš įsivaizduoju, kažkokią gražią atvirutę nusipirksiu, ant jos susirašysiu tuos pačius svarbiausius tikslus, pasidėsiu šalia lovos, kad ryte atsikėlus paskaityti ir vakare. Tai vat einam toliau, pasižiūrim. Taip. Ir tikslai turi būti aiškus, tikslus, konkretūs. Jokių beveik, jokių maždaug, jokių apie, kai mes sakom, maždaug ten taip ir taip, ar ne? Jokių neturi būti tokių žodelių. Apie tiek, apie tada, maždaug galbūt, šitus žodelius išmetam. Turi būti aiškus, tikslus ir konkretūs. tą darau, tą pasiekiu, tą nusipirku, tą gaunu. Toliau, emocija prie kiekvieno tikslo. Tai yra, su kokia mes emocija pasiekę tą tikslą kaip mes jausimės. Vizualizuokim, kaip jausimės, kai įgyvendinsim tą tikslą. Džiaugsmas, dėkingumas, pasididžiavimas. Tai galim ir parašyti džiaugiuosi, nusipirku ten namą ir džiaugiuosi, ar ne, arba lydi mane džiaugsmo banga, arba džiaugiasi visa šeima, arba dar kažkaip. Ir aišku, tikslai mūsų turi išgyventi. Užsimerkiam ir pagalvojam, kad aš jau pasiekiau tą tikslą ir kaip man tas suteikia džiaugsmo ir kokius dar emocijas suteikia. Skaityti savo tikslus kiekvieną rytą ir kiekvieną vakarą. Taip tavo smegenys priims informaciją greičiau, nes ryte jos pasiruošusios priimti informaciją, o vakare mes kada paskaitom, tai per naktį smegenys galvoja, kaip rasti būdų išspręsti šitą tikslą pasiekti. Taip, tai mūsų smegenys priims tada informaciją. Jos tarsi patiki, kad tikrai aš tų tikslų noriu. Toliau pagalvokim, ką aš galėčiau paaukoti dėl savo tikslų. Paaukoti tai nereiškia, kad ten atiduodu kažką ar ne. Tai galbūt anksčiau keltis ir vėliau gultis, kad daugiau laiko man būtų, ar ne, padirbėti tas 10 minučių ryte, 10 minučių vakare ar pusvalandį. Galbūt kažko atsisakysiu. Galbūt dabar aš nevažiuosiu į kažkokią kelionę, bet geriau šitą vasarą praleisiu prie telefono, prie užduočių, prie kompiuterio, prie darbo, kad kurčiau komandą. Ir kai jau bus kažkokie rezultatai, va tada galbūt jau aš ir paatostogausiu ir pailsėsiu. Tai kai aš pradėjau dirbti su Čioganu, tai mano atostogos tokios minimalios tiesiog gavosi. Šiemet, gegužės mėnesį, tik tai nuvažiavom trumpam į Lietuvą, nes buvo irgi ko važiuoti, nes buvo prezentacijos gyvos, susitikimai su komanda. Tai irgi kokia kaip komandiruotė buvo. Pernai per gimtadienį buvo vienam vakarui išvykta čia Anglijoje. Va toks tik tai trumpalaikis, savaitgalio gali būti va toks išbėgimas.
Bet kada tau rūpi tikslą pasiekti, kada tu nori padaryti, tai kažko truputėlį reikia ir atsisakyti. Galbūt kažkas sumažins darbų savo valandų, jeigu įmanoma. Yra toksai darbas, kad galiu sumažinti valandų, dirbti mažiau, o užsiimti šitą veiklą. Arba kada jau matom, kad aš matau didesnį potencialą šitoj veikloj, negu kad aš ten dirbdama kažkur bėgioju, lakstau ir centus gaunu, tai galbūt iš viso išeinu iš darbo, kad visu 100% aš galėčiau būti šitam versle ir pasiekti greitus rezultatus. Toliau, venk negatyvių formuluočių. Jeigu, sakykime, yra skola, tai mes nerašom, kad aš neturiu skolų arba dar kažkas panašiai. Tokių žodžių, kad skola tenais, dar kažkokie tokių formuluočių šitų nerašom. Geriau parašyti, aš esu finansiškai laisva ir turiu sąskaitoje 50 000 eurų. Va. Tai ne skolų, be skolų žodžio mes galime parašyti pozityviom eilutėm, pozityviais žodžiais. Tikslai rašomi ranka ir skaitomi balsu. Taip geriau įsisąmoninama ir skatinama pasąmonė mums padėti. Toliau perversim. Taip, ir patarimas, kaip rašyti tikslus, šitą aš jau dalinausi ir anuose savo mokymuose, kaip aš rašau tikslus. Tai esu susiskirsčiusi, čia aš taip pati sugalvojau, tiesiog tikslai sau, tai ko aš noriu. Ir čia tikslai, svajonės, tai kaip galim pasakyti tokiu vienu žodžiu, viskas, kas susiję, ko aš noriu sau. Gal sveikatos, gal grožio procedūrų, gal kažką nusipirkti, gal kažką įsigyti, kažkokią kelionę keliauti, nusipirkti kažką. Nu, žodžiu, viskas, ką jūs susimerkėt ir galvojat, ką aš noriu šiandien patirti, gal kažkokių turit senų svajonių, net nuo vaikystės, žinot, kad svajoja žmonės visą gyvenimą, balionų skristi, ten parašiutų nusileisti, tokių visokių prisiminkit ir viską susirašykit sau, apie save galvodamus. Tada tikslai susiję su artimaisiais, tai yra mūsų šeima, mūsų tėvai, artimieji, su kuriais, galbūt draugai, su kuriais gerai sutarėt ir taip toliau. Ir tai gali būti kaip pavyzdys sekmadieniniai pietūs su šeima, piknikai su šeima, daugiau laiko su šeima, kelionės, kokios kelionės, net susirašykit, į kokią šalį. Galima net smulkiai susirašyti, į kokią šalį ir pasižiūrėti maždaug, ar ne, kiek tenais kainuoja viešbutis, jeigu su šeima nuvažiuot, kelionė, kiek maždaug man reikia pinigėlių, kad tą kelionę įgyvendinčiau. Ir taip susirašot kiekvieną kelionę, kur norit nuvykti su šeima. Vėlgi ten, sakykime, sveikata mamai, ten mamai tą reikia, ar ne, ten vėl kažką tai vyrui, sūnui, dukrai padėsiu, nes turiu tokių svajonių. Ir žodžiu, su artimaisiais. Ar tai kažkokia bendra veikla, ar tai atskirai kažkam noriu padėti. Nu, žinot, kiekviena savo artimųjų ir savo, ką norėtumėt su jais daugiau laiko turėdamos nuveikti. Ir tikslai susiję su karjera, su verslu, kaip kada mes jau uždirbame, tai nesėdėm toliau kojom kojos, mes kaip tik būsim lyderėm ir toliau turėsim dar daugiau dirbti. Tai tikslai susiję su karjera ir verslo augimu, kas tai galėtų būti visi mūsų renginiai, mūsų mokymai, dalyvauju mokymuose, ar ne, galbūt pati vedu mokymus, kaip jūs norite, pati tampu lyderė, kuri mokau savo komandą, su komanda susitikimai, renginiai kompanijos, didieji renginiai, knygų skaitimas, motyvacijų visokių straipsnių skaitimas, su sponsorė pokalbiai, nu žodžiu, viskas surašom. Lipu ant scenos, nes pasiekiu ten kokį nori deimantą, ar ne, lipa ant scenos mano visa komanda, mes pasiėmam apdovanojimus ir, žodžiu, turiu labai gerą dar rusų kalbą, motyvacinį tokį paklausyt, ten irgi kalba, kaip būtent pasiima apdovanojimą,
kaip lipa ant scenos ir kaip sveikina ir toks atsigulus, užsimerkus pasvajot. Labai labai gera tokia afirmacinė video pas mane, ne video, bet audio yra įrašas, kažkur paieškosiu, bet ten tik rusų kalba, dauguma suprantat, tai pasidalinsiu, kažkada siunčiau. Tai iš tiesų irgi labai įdomu papraktikuot. Na ir aišku, norint įgyvendinti tikslus, mes turime augti ir tobulėti. Tai tinklinis marketingas ir yra ne tik tai, kad mes kviečiam žmones, dalijamės, kokie čia produktai ir koks čia geras verslas, ateikit. Mes turime to mokintis, kaip žmones pakviesti, kur tuos žmones rasti. Mes turime mokintis apie produktus, mes turime mokintis apie patį marketingą. Mes turime saviugda rūpintis, tai yra pirmiausia keisti savo mąstymą. Ir jei pagalvojat, ar ne, kurios dirbat jau seniau ir su kitom kompanijom dar dirbot, kokios buvom mes anksčiau, prieš ateidamos į kompanijas, kuriuose vat yra mokymai, dabar tų mokymų pilna, iš visur galima tiesiog gaudyti, straipsnius skaityti, knygas skaityti, video paklausyti, tų mentorių vadinamų ir mokytojų, tai tikrai pilna, Instagrame, Facebook'e galime rasti. Jeigu tik įdomu, paklausykit, jeigu tik patinka, pažiūrėkit. Taip, nebūtinai pirktis tuos mokamus kursus, ar ne, labai daug yra ir nemokamos informacijos. Na, o vėliau, kada jau būsim uždirbančios daugiau iš kompanijos, tai mes galėsim pasiimti ir mokamus kursus. Pasirinksim kažką, kas mums įdomu ir ko mums reikia, tai ir pirksimės tada. Na ir labai džiugu, kad pas mus yra Edita, kuri labai domisi va tokiais įvairiais savęs reguliavimo, saviugdos, asmeninio tobulėjimo klausimais. Tai va po truputėlį bandysimės jos prašyti, kad vis pasiruoštų kažką ir kiekvienas, vat, kad ir trumpas, nors mokymas vis tiek kažką duoda. Taip. Na va, ir mes kompanijoje turime daug įvairiausios veiklos susijusios su tobulėjimu, lipimu į viršų. Tai ir kompanijos įvairūs mokymai ir renginiai, tai yra irgi ir mūsų susitikimai, vat rytoj susitiksim, tai irgi labai daug duoda. Tai yra ir rytinės mūsų kavos pertraukėlės, kai ryte susiskambinam, prisijunkit. Ir mūsų kasdienės užduotys, kurias kaip minimum parašau, kad darytumėt. Ir asmeniniai mokymai, ir mano mokymai, ir naujienos, naujovės aplamai tinklinio marketingo. Nes kas veikė prieš 2 metus ar prieš 3 metus, tai šiandien tikrai neveikia. Ir žiūrint į priekį, po 2-3 metų mes dar kitaip dirbsime. Tai reikia suskubti su tom naujovėm ir visą laiką pasidomėti, kokios tos naujovės yra, kaip dirbti dabar tikslinga ir kas veikia. Toliau mes. Taip. Ir visą laiką galvokim pozityviai, ką renkiesi tu. Pirmiausia, tai visą laiką stop, pasakyk negatyviai informacijai. Kai taip, daugelis pastoviai vartoja negatyvią informaciją. Na, kaip žinot, negatyvi informacija iš televizijos, iš radijos, iš laikraščių. Žmonės taip įpratę, kad jie tiesiog gaudo, kas yra, kokie nusikaltimai, kokie įvykiai, kokios nelaimės, ar ne? Pažiūrėkit, kaip pirmiausia, jeigu laikraštį paima, tai paskaitys, kas yra, kokie kriminalai. Jeigu žinia žiūri, tai būtinai sulauks tos vietos, kur kažkokie tai iš policijos žinios, ar ne? Ir aš, kai su mama susiskambinu, tai jinai dažnai man irgi žinok, va čia žiūrėjau tą ir tą. Tai sakau, mama, nu sakau, yra tos tų tokių dalykų ir buvo jų visą laiką, bet mes neužsiciklinkim. Ir stebisi tada žmonės, kurie vat tuo negatyvu gyvena, jie paskui stebisi, kad tas jų gyvenimas nesikeičia į gerąją pusę. Kai nustojau žiūrėti televiziją,
Aš tikrai labai retai žiūriu, nors irgi galvojau, kaip čia taip, be televizijos gi visą laiką įdomu ir žiūrėti, ir filmai, ir žinios, Lietuvoje, kai gyvenau, dar tai ypatingai. Kai neskaitau laikraščių, kai neklausau žinių per radiją ir ką, išgyvenu ir netgi labai gerai. Tai į mano protą neateina negatyvi informacija, nes aš renkuosi pozityvią informaciją. Vietoj to saviugdos, verslo knygos, audio įrašai, galų gale pokalbiai grupėse, pokalbiai su sponsorium. Kasdien mokausi, mokymai, kursai, konferencijos, ieškom, domimės, kas naujo, kokios naujienos, kokios naujovės tinkliniam marketinge. Viskas įdomu. Tai tiesiog su ta pozityvia tokia nusiteikimu pozityviu mes toliau nueisime ir pakeisime savo gyvenimą. Kaip mes galvosime, taip tas gyvenimas ir keisis. Netgi pačioj kompanijai, kai būdavo irgi, ir dabar dar yra, ar ne, kai, sakykime, siuntinys ilgai neateina ar dar kažkas, tai kai ateina naujokas, tai jis dažnai užpuola savo sponsorių, ne? Tai ten, aš negavau siuntinio, aš ten taip nepadariau, aš taip nemoku, čia tas pasakė mane, aš bijau, kad pasakys mane. Tokių iš karto negatyvių įsilieja, kaip sakoma, ar ne, sponsorių. Tai viskas tvarkoj, bet su laiku, kada ateina į mokymus naujokas su laiku, nes aš ir tokia naujokė buvau, aš irgi viską sponsoriai sakydavau ir netgi pradžioj su Čiogano, mes su Gintarė viena kitai irgi viską įsiliedavom, su Kristina irgi tą pasisakom ten, taip, bet su laiku, kada mes augame, mes suprantame, kad tas negatyvas jisai niekur nenuves. Nu ir kas, kad aš paburbėsiu, kad mano siuntinys ilgai keliauja, nuo to jisai greičiau neateis. Geriau aš nueisiu, paskaitysiu knygą, pamiršiu tą negatyvą ir taip, kompanijoje ilgai siuntiniai eina, bet kokia kita kompanija duoda 50% nuolaidą daugumai produktų, ar ne? Mes vėlgi ieškom, o kokie čia yra pliusai, geriau mes matykime pliusus, kokie čia puikūs produktai ir kiek jau daug žmonių tuos produktus pamėgo, tai gal reikia, kad dar daugiau žmonių žinotų apie juos, ar ne? Kad dar daugiau žinotų, koks čia yra puikus verslas. Tai geriau žiūrėti į tuos pliusus, o minusiukus palikti ramybei. Ir jie, kaip palieki ramybei, kaip žinia, labai greitai įsisprendžia. Tai jau čia išbandytas, išbandytas reikalas. Taigi, paklauskim savęs, kiek investuoju į savo tobulėjimą. Investuoju tai nereiškia, kad mes suprantam, kad pinigų mėtau, ar ne, kiek aš pinigų dedu. Investuoti mes galime ir laiką, ir žinias savo. Ar esu grupėse, kur yra informacija? Kaip žinia, mūsų grupėse yra naujoko ABC, mokausi ir augu, kur aš dedu tokius video savo mokymus ir kažką, kai randu tikrai iš interneto ar iš Facebooko ar dar iš kokių knygų perskaitau. Ar perskaičiau tą informaciją? Ar dalyvauju mokymuose? Ar susipažinus esu su kompanijos produktais, su kompanijos marketingu ir kitais dokumentais? Ar skaitau motyvacinės knygas? Ar dalyvauju asmeniniuose mokymuose, ar susiskambinu ir bendrauju su sponsoriumi? Ir kiek man svarbus mano verslas ir jo augimas? Ar ieškau įvairių kursų susijusių su mano verslu ir ko išmokau jau, ko dar nesu išmokusi, ko man dar reikia išmokti, kur dar man reikia pagilinti žinias. Tai vat tokius klausimus atsakykite. Nes, kaip sako Tony Robbins, nėra resursų trūkumo. Yra tik žmonės, kurie neišnaudoja visų resursų. Ir yra 3 tokie dalykai, kuriuos, nežinau, įrašykit arba įsidėmėkit. Investuok savo laiko ir, net nematau, pinigų, kad kažko išmoktum. Išmok tuos dalykus
Įsisąmonink. Kodėl man tai persimetė? Išmokti tuos dalykus, įsisąmoninti ir net užsirašyti, nes viena yra išgirsti ir jeigu mes nieko nepadarysim, tai taip ir pasimiršta. Išgirdom, einam, bandom, darom. Ir išmokyk kitus žmonės, pasidalink tuo, ką išmokai, tą visą informaciją. Ypatingai savo komandos narius, kad jie tave dubliuotų, tu, ką išmoksti, perduok savo komandos nariams, kad jie irgi tą žinotų, kad jie irgi tą mokėtų. Tai va, ir jeigu tu negauni dar norimo rezultato šiandien, tai yra tikimybė, kad kažko dar nežinai. Kažką darai galbūt neteisingai arba nedarai kažko, ką turėtum daryti. Kaip tai sužinoti? Reguliariai investuodamas į saviugdą, laikui bėgant, rasi visus atsakymus. Kada mokysies, kada skaitysi, kada klausysi, nesvarbu manęs ar kitų mokytojų, vis kažkur kažką atrasi, kad šito dar nežinojau. Tikrai, ir visus tuos klausimus, kurie tau dabar kyla, į visus rasi po truputėlį atsakymus. Tai nebus per savaitę, per mėnesį, per 2. Mes mokomės ir mokomės, mes sužinom ir sužinom kasdien. Ir išmoksi visko. Išmoksi visko, ko reikia, kad būtum sėkmingas savo versle. Tai man atrodo tiek jau čia pabaiga. Jo, čia pabaiga. Taigi dabar stabdysim. Taip, va čia kol